Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Mylėk mane arba aš tave nužudysiu. Toks pavadinimas man atėjo į galvą, kai nusprendžiau kasdieninėje manoje pasidalinti savo mintimis apie Jobo knygą, kuri yra randama Biblijos Senajame testamente. Leiskite trumpai paaiškinti savo tokį pasirinkimą. Jau dabar nepamenu kur, bet teko skaityti apie vieną merginą besiruošiančią tekėti. Sunku paaiškinti logiškai, bet širdies gilumoje ji jautė, kad galų gale sutiko tą vienintelį, kuris yra skirtas jai. Jų meilė atrodė tikra ir atvira. Ir ji buvo įsitikinusi, kad yra mylima lygiai taip pat karštai. Abejoti pagrindo lyg ir nebuvo iki tos lemtingos dienos, kai jos sužadėtinis nusprendė kartu su ja užsukti į mažas kapinaitės esančias netoliese. Buvo ruduo, šiltas, spalvotas, romantiškas. Jie vaikštinėjo susikabinę rankomis, kai priėjo prie vieno kapo. Tai mano buvusios žmonos kapas, tarė vaikinas. Mergina bandė įsivaizduoti skausmą netekus artimo žmogaus, jie apkabino jį ir tai buvo nuoširdu. Aš ją labai mylėjau, tęsė jaunuolis. Aš norėjau, kad tu tai žinotum dar iki mums susituokiant. Ką tokiomis akimirkomis pasakyti žmogui? Aš tave myliu, tyliai ištarė mergina. Žinau, atsakė jaunuolis, aš irgi tave myliu, netgi labiau už ją ir parodė į šaltą antkapį. Aš tik noriu, kad tu žinotum, jog aš ją nužudžiau, nes ji manęs nemylėjo taip karštai, kaip aš ją. Staiga ruduo tapo šaltas, tuščias ir nykus. Toks, koks yra vaizduojamas siaubo filmuose. Nepaaiškinamas baimės jausmas pradėjo skverbtis į merginos širdį, kurioje anksčiau buvo nuoširdi meilė. Aš ją nužudžiau, nes ji nemylėjo manęs taip karštai, kaip aš ją. Šie žodžiai vis skambėjo jos ausyse. Ji kažką sužinojo apie būsimą sutuoktinį? Taip. Ir tai, ką ji sužinojo, nužudė meilę ir jos vietą užėmė baimė. Ką daryti? Kaip pasielgti? Bėgti? Ar dėl savo pačios gerovės kažkaip bandyti mylėti savo būsimą sutuoktinį? Bet juk ar tai meilė? Argi galima mylėti ir kartu bijoti? Ar toks gyvenimas gali teikti pilnatvę? Sutinku, ši istorija atrodo neįtikėtinai. Visko gali būti, kad ji yra išgalvota. Sunku būtų įsivaizduoti, jog tai galėjo kam nors nutikti iš tikrųjų. Tačiau šios istorijos iškelti klausimai puikiai tinka apmąstymams apie Jobo knygą, kurioje santykis tarp trapaus žmogaus ir galingo Dievo yra nagrinėjamas iš esmės. Dievas teigia, jog viską daro iš meilės, tačiau kai apsidairome aplink, ne vienas pasimetame. Kur ta dieviška meilė? Kur tas dieviškas įsiklausimas į žmogiškus norus? Kur tas gerumas ir pagarba? Šaukiuosi tavęs, išklausyk mano teisumo Dieve, tu išlaisvinai mane, kai buvau suspaustas. Būk man gailestingas, išgirsk mano maldą. O žmonės kaip ilgai niekinsite mano garbę, ar ilgai mylėsite tuštybę ir ieškosite melo. Žinokite, kad viešpats savo atskyrė šventąjį. Viešpats išgirsta, kai jo šaukiuosi. 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 Rūstaudami nenusidėkite, svarstykite savo širdyje, gulėdami lovose ir nusiraminkite. Aukos
Ieškokite teisumo aukas ir viešpačiu pasitikėkite. Daugelis sako, kas parodys mums gerą. Pakelk virš mūsų viešpatį savo šviesų veidą. Tu davei mano širdžiai daugiau linksmybės, tu davei mano širdžiai daugiau linksmybės, negu jiems, kai jie turi gausiai javų ir vyno. Atsigulu ramus ir užmiegu, nes tu vienintelis viešpatie leidi man saugiai gyventi. Atsigulu ramus ir užmiegu, nes tu vienintelis viešpatie leidi man saugiai gyventi. Atsigulu ramus ir užmiegu, nes tu vienintelis viešpatie leidi saugiai gyventi. Atsigulu ramus ir užmiegu, nes tu vienintelis viešpatie leidi man saugiai gyventi. 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 Kasdienė mana. Tik pagalvokime, kiek žmonių gyvena baimėje. Vieni jų ją ignoruoja, kiti neigia, dar kiti ilgisi išsivadavimo iš jos vergystės. Vadovai užsitarnauja palankumą pavaldinių, kurie bijo būti atleisti, pažeminti ir negauti lauktų išmokų prie atlyginimo. Vyras užsitarnauja paklusnumą vaikų, kurie bijo būti nubausti už menkiausią prasižengimą. Mokytojai užsitarnauja pagarbą ir ramybę pamokų metu, nes mokiniai bijo gauti blogą pažymį. Galima būtų vardinti ir vardinti. Pasakysite, na ir kas? Koks skirtumas, kokiomis priemonėmis tvarka, teisingumas ir ramybė yra užtikrinama šeimoje ar visuomenėje? Svarbu, kad būtų tvarka, ramybė ir nors kokia gyvenimo gerovė suteikianti galimybę savaip tvarkyti savo gyvenimus. Tačiau ar tikrai tai nėra svarbu? Argi nieko vertas yra noras, kad tave vaikai mylėtų be baimės, o laisva valia? Kad žmona mylėtų tave nebijodama būti palikta, įžeista ar pažeminta, kad santykiai tarp žmonių būtų parinkti pagarbą ir meilę, o ne baimę netekti kokios nors gerovės. Netikiu, kad šiuo klausimu galime išlikti abejingi. Gal toks kelias yra ilgesnis ir sunkesnis? Gal mes pavargę sustojame pusiaukelėje ir bandome susitaikyti su tuo, ką turime? Gal mes save ir kitus bandome pateisinti? Tačiau tikrai abejoju, ar giliai širdies gilumoje nėra saugiai paslėptas didelis noras būti priimtu, toks, koks esi, ir dalintis meilę be jokios baimės būti atstumtam. Žinoma, aš nesiruošiu skirti labai daug laiko kalbėdamas apie žmonių tarpusavio santykius. Man rūpi santykis su galingesne būtybė nei žmogus, ta, kurią žmonės vadina Dievu. Baisiausia yra tai, kad milijonai šios žemės gyventojų iš baimės lenkia savo galvas ir kelius ne prieš žmogų, o prieš tą, kurį jie vadina Dievu. Jie tai vadina pagarbę baimę, paklusnumu, nuolankumu ir dar visokiais gražiais religiniais žodžiais. Tačiau labai dažnai po šiais žodžiais slepiasi baimė būti atmestam, nubaustam ryt už vakar padarytas klaidas ir amžiams pasmerktam degti pragaro kančiose. Daugelis sutiks, kad baimė žmonių tarpusavio santykiuose gali išstumti, nužudyti meilę. Mūsų tarpasmeniniuose santykiuose atvira meilė, nuoširdi ir nebijanti įsileisti yra siektina vertybė. Tačiau kai kalba pakrypsta apie Dievą, daugelis Dievo baimingai nutyla. Suprask, mes tik dulkės, o jis yra Dievas. Kas mes tokie, kad jam prieštarautume? Todėl bijoti tampa lyg ir natūralu, netgi būtina. Kas mes tokie, kad abejotume Dievu?
Iš tikrųjų, kam kalbėti apie baimę žmonių tarpusavio santykiuose, jei tikinčiųjų išpažįstamas Dievas taip elgėsi? Kodėl kažką keisti čia, žemėje, tarpusavio santykiuose, jei galingasis Dievas vadovaujasi gale ir pranašumu paremtais principais? Ko verti mūsų idealai, jei pati aukščiausia būtybė jais nesivadovauja? Mylėk mane, arba aš tave nužudysiu, sako ne žmogus, o pats Dievas. Žinoma, jokiame šventraštyje jūs tokių žodžių nerasite. Tai mano bandymas, apmąstant religinio uolumo apraiškas mūsų pasaulyje, apibūdinti žmogaus santykius su dievybė, kurie dažnai yra būtent tokie. Mes meldžiamės, aukojame ir susilaikome nuo pikto, nes bijome. Bijome būti nubausti. Ir taip žmonės bando tapti geresni, nes bijo, kad nebūtų blogiau, nes su Dievu juk nepasigalinėsi. Jūs tikite tokiu Dievu? Aš irgi ne. Žinau, toks mano atsakymas skamba nepagrįstai, gal net paviršutiniškai, tačiau neskubėkite. Kviečiu jūs į kelionę. Dažnai tik kelionės pabaigoje galime pasakyti, ar ta kelionė buvo smagi ir verta. Tikiuosi, kad ir jūs, mūsų klausytojau, šios trumpos kelionės pabaigoje galėsite pasakyti, kad ji buvo verta. Panašiai, kaip ši kelionė buvo naudinga ir man. Jei turite su savimi Jobo knygą, perskaitykite ją, o tada klausykitės kitų mūsų kasdieninės manos laidų ir leiskite savo mąstyti, gilintis ar netgi ginčytis, ieškant tikrojo kelio. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.